Įteisinti balsavimą nuo 16 metų Lietuvoje, nes jaunimas kuo toliau, to labiau domisi valstybės gyvenimu. Sukurti edukacinę programą vaikams, lankantiems dienos centrus, kuris supažindintų vaikus su Lietuvos istorija, gamta ir galimybėmis dirbti, kurti, tobulėti. Modernizuoti atliekų rūšiavimą Lietuvoje. Kasmet per Lietuvos valstybinę šventę organizuoti iniciatyvą, kurios metu piliečiai galėtų rašyti, piešti ar kitaip sukurti laišką nepažįstamajam. Uždrausti kailių fermas Lietuvoje, nes šis verslas yra ne tik nehumaniškas, bet tik teršia aplinką. Organizuoti daugiau lyderystės mokymų moksleiviams. Jau pradinėse klasėse skatinti moksleivius pasitikėti savimi ir siekti užsibrėžtų tikslų. Skatinti jaunimą likti Lietuvoje, sukuriant platformą, per kurią galėtume susisiekti su žmonėmis, kurie turi puikią profesinę patirtį. Nevertinti namų darbų pažymiais, o skatinti juos atlikti savanoriškai. Plėsti jaunimo centrų tinklą į mažesnius Lietuvos miestelius. Mokyti lietuvių kalbos užsienio mokyklose ir taip didinti lietuvių kalbos ir kultūros žinomumą pasaulyje. Sudaryti patogesnius viešo transporto tvarkaraščius moksleiviams mažesniuose miestuose, kad jie galėtų užsiimti popamokinę veiklą. 100 žalų alėją 100 miestelių. Skatinti lazerių specialistus populiarinti savo sritį švietimo įstaigose, siekiant sudominti jaunimą šią industriją. Skatinti regionų gyventojus pažinti Lietuvą, organizuojant ekskursijas. Sudaryti sąlygas gyvūnams saugiai pereiti visus Lietuvos kelius. Pastatyti interaktyvų parką, kuris inscenizuotų svarbiausius šimtmečio įvykius. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose įkurti šiltnamius ir sodus. Suteikti galimybę moksleiviams išbandyti profesijas atliekant praktiką. Viešojo transporto nuolaidą moksleiviams visoje Lietuvoje. Institucijų informacijos bei finansų pagalbos paketas jauniems verslininkams. Renkime šypsenų dienas, skatinkime žmonės šypsotis daugiau gatvėse, įstaigose ir parodykime, kad Lietuva nėra niūrių žmonių kraštas. Miestuose ir miesteliuose burti savanorių bendruomenės, kurios prisidėtų prie aplinkos tvarkymo, taip gyventume švarioje ir gražioje aplinkoje. Miestelio seniūnus rinkti tiesioginėse rinkimuose. Visus metus nemokamos meno galerijos bei parodos +1 spektaklis mokiniams bei studentams. Pilietinė akcija išpildyk sunkiai sergančio vaiko norą. Skatinti mokymosi įstaigų ir darbdavių bendradarbiavimą, norint sukurti lankstų darbo grafiką mokiniams. Miestų planuose įtraukti daugiau žaliųjų zonų. Kiekviename mieste kovo 11-osios proga nemokamai dalinti trispalves, skatinant patriotiškumą. Savanorystės galimybių plėtimas Lietuvos regionuose. Filosofijos integravimas gimtosios kalbos pamokose pradinių klasių mokiniams. Projektas Pamatyk miestą jaunimo akimis, skatinantis jaunuolių kūrybinę raišką plėstose miestų erdvėse. Valstybei, bendradarbiaujant su verslininkais, skatinti perspektyvių startuolių kūrimąsi. Sudaryti sąlygas 10-11 klasių moksleiviams išbandyti studijas tam, kad būtų lengviau pasirinkti profesinį kelią. Skatinti jaunus žmonės užsiimti aktyvia fizinę veiklą bei plėsti sporto centrus mažose miestelėse. Gyvūnų prieglaudų įkūrimas mažose miesteliuose skatintų tarpmiestinį bendradarbiavimą, didintų galimybę savanoriauti bei mažintų didžiųjų prieglaudų perpildymą. Pritaikyti Lietuvos geležinkelio stotis sunkiai judantiems žmonėms. Pavyzdžiui, neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms ar tėvams su vežimėliais. Privalomos psichologijos pamokos nuo 5 iki 10 klasės, kad paaugliai susiduriantys su psichologinėmis problemomis geriau pažintų save ir nebijotų kreiptis pagalbos. Jaunų menininkų dirbtuvės, kurios skatina patriotizmą, suteikiant drabužiams antrą gyvenimą, papuošiant juos tautinę simboliką. Įkurti organizaciją, kuri kviestų įvairių sričių specialistus dalinti savo patirtimi su jaunimu, padėtų jiems atrasti save ir skatintų kūrybiškumą bei socialinį aktyvumą. Daugiau apšvietimų gatvėse, kuris padidintų mūsų saugumą. Palengvinti nepilnamečių įdarbinimo sąlygas. Švaresnė ir žalesnė Lietuva, skatinant žmonės bent vieną dieną per savaitę nesinaudoti automobiliais. Mažinti neatsinaujinančių išteklių naudojimą. Penktadienį be namų darbų. Galimybė įgyti teisę vairuoti lengvąjį automobilį nuo 16 metų. Atkurti keleivinę Alytaus geležinkelio stotį. Didinti moksleivių tarptautinio mobilumo programų prieinamumą. Atkreipti visuomenės dėmesį į aplinkos taršą ir būdus ją mažinti. Ilgalaikė savanorystė ir jos skatinimas visoje Lietuvoje.
Sukurti savanorių platformą, kur organizacijos galėtų susirasti savanorius, o savanoriai rasti veiklos savo. Gyvenime naudingos ir praktiškos informacijos integravimas matematikos ir ekonomikos pamokose. Organizuoti stovyklas senyvo amžiaus žmonėms. Leisti pasirašyti peticijas nuo 16 metų. Sukurti lietuvišką laidą, kurioje būtų išmėginamas įvairiausias profesijas. Rekonstruoti Lietuvos mokyklų stadionus. Plėsti dviračių takų tinklą Lietuvoje. Įkurti daugiau draustynų nykstančiams gyvūnų ir augalų rūšims. Suteikti mecenato vardą verslininkams, kurie dalinasi savo patirtimi ir sėkmės istorijas su moksleiviais. Šių laikų mokyklų informacinių technologijų taikymo suvienodinimas. Sukurti virtualią platformą, kuri supažindintų su įdomiais Lietuvos miesteliais ir kaimais ir skatintų juose apsilankyti ar net apsigyventi. Ekologinių ūkių skatinimas siekiant mažinti sintetinių pesticidų naudojimą. Panaikinti mokyklose griežtą profiliavimą ir leisti 12-okams keisti savo pasirinkimus. Būk savanoriu, pasodink medelį ir padaryk gražesnį bei žalesnę Lietuvą ir išsaugok nykstančių gyvūnų namus. Sukurti virtualią fotografijų parodą, pasitelkus užsienyje gyvenančius lietuvius, atskleidžiant kultūrinį ir socialinį gyvenimą užsienyje. Visose mokyklose įrengti laisvalaikio erdves. Iškelti diskusiją dėl eutanazijos įteisimo Lietuvoje nepagydomai sergantiems žmonėms. Kariniai mokymai civiliams ir kaip išgyventi karo atveju. Gerinti geriamo vandens kokybę švietimo įstaigose. Nemokamas viešasis transportas Lietuvos kariuomenės šauktiniams ir savanoriams. Lietuvos miškų atsodinimas siekiant kurti naujas tradicijas, ugdyti vertybės ir gilinti žmonių sampratą apie miškų svarbą. Realaus bendravimo skatinimas ir socialinių baimių mažinimas per konkursą, kurio metu žmonės fiksuotų socialinius eksperimentus. Įamžinkime atminimą kiekvienam užmirštam kapui po medinį kryžių. Organizuoti karjeros galimybių Lietuvoje parodas, kurios kovotų su vis augančia protų nutekėjimo problema. Gyvūnų prieglaudos mažuose miesteliuose plėstų savanorystės galimybės, teiktų pagalbą benamiams gyvūnams, taip pat kitų miestų prieglaudos nebūtų perpildytos. Sukurti inovatyvų jaunimo centrą. Šią idėją norėčiau padėti jaunimą atrasti save įvairiose veiklose, sukurti užimtumą, duoti postūmį į viziją sėkmingos ateities link. Keisti užduodamus namų darbus mokyklose, kad jie skatintų mūsų kūrybiškumą ir praversų ateityje. Sukurti ir padovanoti programavimo uždavinių tikrinimo sistemą Lietuvos mokykloms. Sulyginti moksleivių ir studentų viešojo transporto lengvatas. Gerai besimokančių moksleivių skatinimas nemokamu internetu. Lietuvos mokyklų meno ir muzikos festivalis, skatinantis bendradarbiavimą tarp skirtingų mokyklų bei padrąsinantis jaunimą išreikšti save. Leisti 16-mečiams balsuoti savivaldos rinkimuose. Sustiprinti pelkių augalijos ir gyvūnijos apsaugą. Mažinti vienkartinių maišelių naudojimą. Kartų bendradarbiavimą, nepilnamečio atsakingumą, skatinkime lengvindami nepilnamečių įsidarbinimo sąlygas Lietuvoje. Sutelkti savanorius į akciją ligoninėse, pradžiugink nuliūdusį veidą. Savanorių pagalba mažose miesteliuose įkurti po parkelį gyventojų laisvalaikio praleidimui. Keisti stojimo sąlygas į aukštąsias mokyklas. Kiekvienais metais vis kitame Lietuvos mieste pasodinti po 100 ąžuolų. Programa Pažink Lietuvą nemokamai, kurios tikslas – prieinamos pažintinės kelionės po Lietuvą visiems. Popierinius vadovėlius keiskime elektroniniais. Suteikti sąlygas mažų miestelio mokiniams dalyvauti didelių miestų popamokinėse veiklose. Sukurti internetinį jaunimo forumą. Kas savaitę gimnazistams specialistų vedamos pamokos, bendradarbiaujant su aukštosiomis ir profesinėmis mokyklomis. Moksleivių švietimas apie psichikos sutrikimus siekiant pagerinti visuomenės supratimą apie sergančius žmones. Didinti senjorų laisvalaikio užimtumą. Daugiau nemokamų stovyklų moksleiviams. Internetinis portalas, kuriame būtų galima atrasti savo šeimos medį ir susipažinti su savo giminaičiais. Kovoti su korupcija, mažinant grynųjų pinigų apyvartą. Valstybės aparato mažinimas siekiant jo efektyvumo. Gimus kūdikiui toje savivaldybėje pasodinti po medį.